Svetainėj vėl mirga spalvotas ekranas, vaikai tos filmukus kaip vaistus geria, o tavo rankose vėl telefonas, kai vaiko akis tamsa tyliai beria. Jei vaikas pratrūksta ar kelia triukšmą, tu kaltini jį, nors kaltė juk tavo. Kam kurti šeimą ir prarasti džiaugsmą, jei vaikas dėmesio dar negavo. Jei vaikas keliasi su pirma saule, tu privalai pabusti dar anksčiau. Išmokyk jį žengti po šį pasaulį, kad kelias jo būtų šviesesnis aiškiau. Meilė tai darbas, o ne ekranas, tai šiltas maistas ir laikas kartu, kai namuose lieka tik piktis ir melas. Žmogus tiesiog išeina po vieno iš tų kartų. Virtuvėj puodai šalti ir tušti, namuose netvarko, tau ramu. Suaugęs žmogus, bet naštos neneši ir nebėra tų jaukių namų. Jei meilės neduosi, greitai suprasi, santykių gijos po truputį trūksta. Kai savo artimą vėl tu prarasi, pamatysi, kaip greitai pasaulis sugriūva. Jei vaikas keliasi su pirma saule, tu privalai pabusti dar anksčiau. Išmokyk jį žengti po šį pasaulį, kad kelias jo būtų šviesesnis aiškiau. Meilė tai darbas, o ne ekranas, tai šiltas maistas ir laikas kartu, kai namuose lieka tik piktis ir melas. Žmogus tiesiog išeina po vieno iš tų kartų. Nereikia pykti, kai vaikas išdykauja, jis tik tai mokosi pažinti mus visus. Bet tavo šaltis jam širdį užgauna ir griauna bendrus statytus namus. Todėl ir lieka tuščia tavo lova, nes vienas tempti vežimo negali. Ir kai antra pusė pralaimi šią kovą, žmogus tiesiog užveria duris šiam kely. Jei vaikas keliasi su pirma saule, tu privalai pabusti dar anksčiau. Išmokyk jį žengti po šį pasaulį, kad kelias jo būtų šviesesnis aiškiau. Meilė tai darbas, o ne ekranas, tai šiltas maistas ir laikas kartu, kai namuose lieka tik piktis ir melas. Žmogus tiesiog išeina po vieno iš tų kartų. Ekranas užgesta, tyla kambarį. Ar tu supranti, ką dabar prarandi? Pabuski šiandien, kol laiko turi, nes vaiko vaikystė praeina skubanti.